Labas rytas. Mėly mokiniai, gerbiami tėveliai, kolegos, visa progimnazijos bendruomenė. Nuoširdžiai sveikinu su gražiu mūsų mokyklos jubiliejumi. Jūs ten geriau matote. Kiek mūsų mokyklai metų? Šaunu. Taigi sveikinu ir kviečiu visus kartu švęsti šitą jubiliejų, dalyvaujant visose suplanuotose mūsų veiklose. Gražios, smagios dienos visiems. Nesušalkit. Kadangi yra fiksuojamas rekordas, yra tam tikros procedūros. Taigi žodis dabar idėjos autoriai mokytojai Ritai. Pirmiausia, tai beprotiška. Ačiū labai džiaugiuosi už beprotiškos mano idėjos palaikymą. Mūsų bendruomenė niekada, aš visada visiems sakau, mūsų bendruomenė, organizacija niekada nesirenka patį lengviausią kelią nueiti į prekybos centrą ir nusipirkti tortą. Mūsų bendruomenė renkasi procesą. Man labai malonu matyti jūs čia dūzgiančius. Ir žinote, kad šiuos skanėstus 105 metrų skanėstas mokyklos gimtadieniui 105-ojo jubiliejaus proga yra siekiama išskirtiniu šituo skanėstu siekiama užfiksuoti Faktum agentūroje rekordą. Yra profesionalūs fotografai, kurie tai padarys, o aš noriu pakviesti komisiją stebėjimo, vertinimo, fiksavimo, kurie imsis darbo. Mūsų svečiuose yra Raseinių miesto seniūnas Artūras Milašauskas. Atvyko Raseinių Marcelijaus Martinaičio bibliotekos Kalnųjų filialo vyresnioji bibliotekininkė Daiva Miniotienė. Ir laukiame dar svečio nepriklausomo vertintojo, tai Raseinių švietimo pagalbos tarnybos direktorės Redos Kudickienės, kuri tuoj pat atskubės. O dabar perduosime, ar mes pasiekėme 105 metrų skanėsto rekordą. Tuoj vertinimo komisija imsis darbo ir matysim, laukiam visi su nekantrumu. Rašiklių neturit? Se viaja cala, ya está
rekordus, o rekordą paskelbs vertinimo komisijos nariai. Pirmiausia, aš jūs pamūčysiu truputį. Mokykla, sveikinu tave su gimtadieniu. Labai smagu čia būti, grįžti prie buvusių savo kolegų su gimtadieniu visus. Na, o rekordas ypatingas. 128 metrai ir 12 centimetrų.